Sveiki, dar kartą krepšinės ir gali kviečiame į Vilkaviškį. Čia jau greitai prasidės 7bet NKL čempionato pusfinalio serijos ketvirtosios rungtynės ir jose kovos Vilkaviškio Perlas grupinis pirkimas.lt ir Žalgirio antroji komanda. Žalgiris iš paskutinių 10 mačų laimėjo tik 5. Juzėno aštrus prasiveržimas minutės pertraukėlės ir Matvydas Žukauskas prasmuko po krepšiu. Linės Juzėnas. Čia iš toli ir dar 3 taškai. Štai taip. Kubas Rudaitis. Atšokęs atgal, meta ir pataiko. Pražanga. Žalgirio centras. Dar kartą ima kamuolį. Ten praradęs pusiausvyrą nepataiko. Dar kartą. Ir vis dėlto pasiekia. Prašo erdvės. Paliekama žaisti 1-1. Šį kartą atšokęs meta ir jokių prošvaidžių. Stankevičiui Laurenčikas iki galo. Taškų nėra. Ilgas ir tikslus perdavimas McBride'ui. 2+1. Prieš vieną, prieš Juzėną. Vėl į dešinę, jo verpstė ir dar kartą įveikia Juzėno gynimą. Savo perdavimą, bet apsigina Gvidas Gicevičius. Žalgiriečių atsakymas ir atakos Smaigalytis. Pamato laisvas Stankevičius. Stankevičius! Vilkaviškiečiai. Gauskas. Suspyręs viena koja. Saugo išeiti į kitą pusę, kad liktų vėl vienas. Tai žemesnį Pažarauską. Šokės meta ir pataiko Mantas Juzėnas. 0-14. 0-14 Perlo. Svečių 10-26. Mantas Juzėnas. Vilkaviškio krepšininkai ir Rokas Stankevičius lieka prieš Laurenčiką. Daug klaidinamų judesių. Koks metimas, kairė ranka, Beliauskas. Viskas, 78-69 pelnytai. Triumfuoja jaunieji žalgiriečiai ir lygina serijos iki 3 pergalių rezultatą. 2-2. Poryt lemiamos 5-osios serijos rungtynės.